Sveiki, pradedu naują vlogą. Aš tikiuosi, kad jis užtruks iki 15 minučių. Šiandien man jau atsivežė į paštomatą mano Lietuvos studentės pažymėjimą, tai reikės atsiimti. Ir kitą savaitę važiuosiu su draugėmis į Vilnių pramogauti, nes iš tikrųjų nebendravom, apskritai nesimatėm labai ilgai, nes aš rašiausi egzaminams, po to visokius išleistuvės, kažkas išvykęs ar panašiai. Tai bendrai, tokių pasivaikščiojimų aš neturėjau, būtent tiesiog susitikti su viena draugė buvau birželį prieš paskutinį egzaminą, tai reiškia beveik 2 mėnesius, o prieš tai dar tik žiemą su ta draugė, o su tom draugiam, kitom, su kuriam dabar susitiksite apskritai, man atrodo, gal pusę metų minimum. Man atrodo, apskritai šiais metais nieko tokio nebuvo. Tai dabar man reikia biškį nusidažyti, tiesiog antakius ar blakstienas, kad bent kažkiek gyviau atrodyti, nes man aišku viskas patinka, kaip aš atrodau, bet tiesiog pasigražinti biškį ir tuomet suvalgysiu pietų. Pasigaminau sausų Filadelfijos sūrimi ir pomidorais, čerį. Ten dar česnakas, plus makaronai, tai žiauriai skani pasta, žiauriai rekomenduoju. Tai dabar nusidažysiu, pavalgysiu ir eisim atsiimti mano studentės pažymėjimą. Sveiki. New day, new life. Ne, iš tikrųjų juokauju. Šiandien jau antradienis, paskutinį kartą filmavau, neatsimenu kada. Dabar važiuosiu, nes reikia nuplauti mašiną. Važiuoju pasiimti vieną iš draugių, po to kitą. Man labai nepatinka, kad taip dreba. Kodėl taip dreba? Šiandien mes atvažiavom į outletą, palikom mašiną. Aš nežinau, kiek čia mažėti reikia kažkur surasti informaciją. Aš jų neverčiau čia filmuotis, jos sutiko, kad aš jas filmuosiu. Todėl labai tikiuosi, kad aš nesulauksiu iš šitų panelių pretenzijų, gal viena iš jų galėtų pažiūrėti jau kamerą. Tai žodžiu, dabar einam į outletą žiūrėti filmą. Kokį mes einam žiūrėti filmą? So Blake Lively from Gossip Girl. Yeah. Selfie čia. Gerai, einam į kiną. Yeah? You happy? Are you happy? Pasakyk kažko. Yeah. Va taip. Hey guys. Can you look to the camera, please?
Sveiki. Aš čia nieko nepapasakojau. Šiandien važiuoju į Vilnių. Aš jau Akropolį. Aš jau važiuoju link namų. Tai reikėjo apsipirkti Maksimoj. Nupirkti tai, ko mes neturim. Taip pat reikėjo nusipirkti valymo priemonės, žodžiu, daug visko. Ir aš norėjau paieškoti kėdų. Nieko neradau, arba labai brangu, nes aš nenoriu 103 eurų už batus mokėti, sorry. Tai dabar važiuosiu į Nordiką iš Akropolio. Ir ten reikės atsiimti planšetę Samsungą. Nors naudoju Apple daugumą visko, bet Samsungą. Ir ten dėklo kompiuteriui, tokia tašė kompiuteriui ir planšetui, telefonui, kad tiesiog nešioti būtų patogu. Ir tada dar į Lidlą ir namo ir aš šiandien norėčiau nudažyti plaukus. Toks Cooper, Sajas Cooper, toks aletonikas, toks lengvas. Tai va, aš dabar nefilmuosiu nieko, nes čia mano labai dreba ir tiesiog telefonas padarys va taip, o taip nereikia. Tai judam link Nordikos ir noriu kažko išgerti gal kavos, nes galvojau nupirkti Formosa arbatą, bet eilė, aš užtrukčiau ten dar 2 minučių, o aš ir taip labai norėjau jau namo, mane labai viskas užknyso, tai dabar važiuojam į Nordiką. Nauja diena, nauja aš, kaip čia sako. Šiandien dažysiuos plaukus, Čia toks vlogas, kad keletą dienų, tai nebūtina nesakyti, kokia čia diena. Kaip ir sakiau, Cooper spalva, kažkada dažiausi prieš metus. Man nepatiko, kad labai nepastebima buvo. Dabar aš noriu, kad nebūtų labai pastebima. Tai pirmiausia instrukcija, aš jau surankšuos, nors šitų marškinėlių negaila išsipurvint, bet vis tiek. Va tokie dažai. Taip, tai dabar perskaitysim greitai instrukciją. Tolygiai paskirstykite priemonę ir nuvėkite apsauginės pirštinės. Tai imame pirštinės, ten 2 turi būti. Ir pradėsim dažytis. Taip atrodo mano galva. Po pusvalandžio laikymo jau viską nuploviau, visus dažus. Tai ten jau buvo skaidrus vanduo švarus. Tai dabar lieka tik tai išdžiovinti. Taigi taip atrodo galutinis rezultatas. Kai kuriuose vietose labiau nusidažė, pavyzdžiui, va čia labai tokia šviesi spalva išėjo. Ypač jeigu šviesą įjungti, tai žiauriai tokia oranžinė, bet bendrai I think I like it. Bent kažkokie pokyčiai. Taigi, aš manau, to galim ir pabaigti šitą vlogą. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki pasimatymo.